Naktinis inžinierius pamato aukšto vandens lygio signalizaciją triume ir eina patikrinti. Jis atidaro vandeniui neleidžios duris į pagalbinės įrangos patalpą ir pamato vandens sieną, plūstančią iš vairo patalpos. Alaska Ranger buvo pastatytas 1973 metais McDermott laivų statykloje Luizianoje kaip jūrinis tiekimo laivas. Iš pradžių jis vadinosi Ranger. Jūriniai tiekimo laivai turi lygias denio dalis, kurios pritaikytos darbui prie naftos platformų, inkarų pervežimui, krovinių gabenimui ir gelbėjimo operacijoms. Jo ilgis buvo 58 metrai plotis, 12 metrų, o grimzlė 8,5 metro žemiau vandens linijos. Džeime buvo 216 cilindrų dyzeliniai varikliai, kurių kiekvienas išvystė po 3520 arklio galių. 1987 metais Aliaskos žvejybos kompanija nupirko Ranger ir išsiuntė jį į United Marine Shipbuilding Seattle, kur laivas buvo iš esmės pertvarkytas į pralerį fabriką. Laivas buvo išardytas iki pagrindinio denio ir perstatytas su uždara gamybine aikštele bei naujais gyvenamaisiais deniais viršuje. Plieninės šoninės plokštės buvo pakeltos 2 lygiais, kad uždengtų naująją konstrukciją. Buvo pridėta daug žvejybos įrangos, įskaitant laivagalio rampą, portalinį bokštą ir tradų sistemas. Po beveik 2 metų, 1989 metų gegužę, laivas vėl buvo nuleistas į vandenį kaip Alaska Ranger ir prisijungė prie augančio Aliaskos gamyklinių tralerių laivyno. Daugelis tralerių Aliaskoje buvo perdaryti tiekimo laivai. Nors jie buvo sukurti ir pastatyti santykinai ramesniems ir šiltesniems Meksikos įlankos vandenims, naftos pramonė turėjo perteklinį laivų kiekį, o pasikeitus žvejybos laivų taisyklėms, jie tapo prieinama galimybė. Žvejybos kompanijos Aliaska fabrikiniai traleriai ir dar apie 20 kitų Beringo jūroje bei Aliautų salose priklausė Amendment 80 laivynui, kuris pradėjo veikti 1982 metais. Amendment 80 yra žvejybos programa, kuri reguliuoja kvotas, apsaugą ir tvarumą. Programa suteikia licenzijas grupiai žuvų perdirbimo tralerių, pastatytų iki 1990 metų, kad jie galėtų valdyti savo kvotas kaip kooperatyvas, o ne kiekvienas laivas atskirai. Ji buvo skirta senesniems laivams, kurie buvo suprojektuoti konkrečioms žuvų rūšims gaudyti, o ne naujiems traleriams su didesnėmis ir lankstesnėmis perdirbimo galimybėmis. Tai leido senesniems traleriams toliau dirbti, užuot buvus pakeistiems, nepaisant jų amžiaus, nusidėvėjimo ir modifikacijų. Gamykliniai traleriai gali apdoroti, pakuoti, užšaldyti ir sandėliuoti savo laimikį. Todėl jie gali veikti tolimuose Beringo jūros regionuose, toli nuo paieškos ir gelbėjimo tarnybų pagalbos. Laivai, dirbantys šiose vietovėse, gali susidurti su jūros ledu, nesunkiu poliariniu ledu, tačiau jiems vis tiek reikia sustiprintų korpuso dalių. Per Ranger pertvarkymą į gamyklinį tralerį laivų statykla sumontavo storas metalinės plokštės, kurios tęsiasi maždaug 1,2 metro žemiau gamyklos denio iki vandens linijos. Savininkai, žvejybos kompanija Aliaska, manė, kad šis ledo stiprinimas sertifikavo Alaska Ranger plaukioti ledu padengtuose vandenyse. Per tvarkymo metu laivo gale už tralavimo denio buvo pastatyta konstrukcija skirta žvejybos įrangai nuleisti ir žuvims įkelti į laivą. Laide Alaska Ranger naudojama įranga turi 4 plieninės tralo duris, kurios veikia kaip sparnai išskleidžiantis tinklą, ir sunkius svorius, laikančius tinklo apačią atvirą vandens viduryje. Laivo gale esanti įranga nuolat patirdavo smūgius nuo tralo durų, svorių, tinklų ir laimikio, tempiamų į viršų per galinę rampą, dažnai trenkdavosi į abi rampos puses. Todėl ant abiejų rampos pusių buvo privirintos apsauginės plokštės, kad sumažintų pažeidimus. Šios plokštės privirintos ant esamo metalo paliko mažus tarpus tarp laivo konstrukcijos ir naujų plokščių pačiame laivo gale, kuris vadinamas laivagalio ertme arba išoriniu transu. Laivagalio ertmė yra sandari erdvė, kuri suteikia laivui plūdrumą. Jis tikrinamas iš išorės ir iš vidaus, kad būtų patvirtintas jo vientisumas. 1991 metais Alaska Ranger įdiegė korto antgalius, kad padidintų kuro naudojimo efektyvumą. Korto antdalis – tai ortakio tipo įtaisas aplink sraigtą, kuris pagerina efektyvumą esant mažam greičiui ir apsaugo sraigto menčių kraštus.
Alaska Ranger naudojo 2 įprastus kastuvo tipo vairus, po vieną už kiekvieno sraigto, kurie buvo valdomi iš tiltelio elektrohidraulinė sistema. Kiekvienas vairo belenas buvo įstatytas į vandeniui nelaidžią šachtą, einantį nuo apatinės korpuso dangos po vairo patalpa. Kiekvieno vairo šachtos pagrindas buvo privirintas prie korpuso. Ranger naudojo hidraulinius reguliuojamo žingsnio sraigtus. Įprasti sraigtai, kuriuos paprastai įsivaizduojate, turi fiksuotą žingsnį. Laivas keičia judėjimo kryptį per pavarų dėžę, kuri pakeičia sraigto sukimosi kryptį. Reguliuojamo žingsnio sraigtai keičia kiekvienos mentės kampą, todėl vanduo stumiamas į vieną ar kitą pusę, kai sraigto mentės keičia kampą. Teigiamas žingsnis judina laivą į priekį, neigiamas žingsnis judina jį atgal, nors sraigto belenas sukasi ta pačia kryptimi. Alaska Ranger reguliuojamo žingsnio sraigtas naudojo elektrohidraulinę valdymo sistemą valdytą iš tiltelio. Iš pradžių kiekvienas sraigtas turėjo vieną elektrinį siurblį ir vieną siurblį varomą jo variklio mechaniniu būdu. Elektrinis siurblys buvo pagrindinis, o mechaninis siurblys atsarginis. Mechaniniai siurbliai buvo sugadinti 1989 metų pabaigoje ir buvo pakeisti elektriniais siurbliais. Originalių siurblių remontas buvo brangus, o dalių nebuvo galima gauti. Nuo tada kiekvienas sraigtas veikė su 2 elektriniais siurbliais. Tačiau praradus elektros energiją, sraigtai automatiškai persijungdavo į natūralią padėtį, tai yra visišką atbulinę eigą arba neigiamą žingsnį. Paprastai tokie laivai turi atsarginės sistemas, kurios veikia skirtingais principais – mechaninėmis arba elektrinėmis. Žvejybos bendrovė Alaska puikiai žinojo apie šią konfigūraciją ir jos trūkumus. 1988 metais jūrinių bandymų metu Alaska Ranger 15 sekundžių judėjo atbulinė eiga, kai buvo išjungti hidrauliniai siurbliai, o laivas judėjo pirmyn. 1996 metų gegužę, stovint prieplaukoje su veikiančiais varikliais, nutrūkus elektros tiekimui, reguliuojamo žingsnio sraigtai iš nulio perėjo į neigiamą žingsnį. Laivas pajudėjo atbulinę eigą ir atsitrenkė į Alaska Warrior, kuris buvo prišvartuotas už Ranger. 2003 metais tas pats nutiko dar kartą. Laivas atsitrenkė atbulinę eigą į kitą laivą, kai sraigtai perėjo iš neutralios padėties į atbulinę, nes vyriausiasis mechanikas nebuvo įjungęs elektrinių hidraulinių siurblių prieš paleisdamas pagrindinius generatorius. Tokioje situacijoje, kai laivas pradeda judėti atbulinę eigą, manau, mano natūrali reakcija būtų stumti droselį į priekį, o tai tik dar labiau pablogintų padėtį. Tai prieštarauja intuicijai. Alaska Ranger per savo gyvavimo laikotarpį ne kartą reikėjo remontuoti laivagalį. 1996 metais buvo suremontuotas įtrūkusi suvirinimo siūlė dešiniajame galiniame balastinėme bake. 2001 metų gruodį abiejose laivagalio pusėse buvo rasta pažeidimų, kuriuos reikėjo visiškai sutvirtinti, o laivagalio rampa leido vandenį. Pakartotinis tralo skydų kėlimas ir nuleidimas žvejybos įrangoje sukėlė išorinio laivagalio apkalos įtrūkimus. Bėgant metams būklė blogėjo ir iki 2004 metų rugsėjo vanduo laisvai tekėjo tarp kairiojo ir dešiniojo balastinių bakų. 2004 metų gruodį buvo suremontuota centrinė pertvara. Ji buvo pervirinta 2005 metų sausį ir dar kartą 2005 metų spalį. Tuo pačiu metu laivų statykla prie išorinės laivagalio skersinės sienos pritvirtino papildomą plokštę. Papildoma plokštė – tai papildoma plieno plokštė privirinta prie silpnos vietos, panašiai kaip rūdijančios automobilio dalies lokimas. Tačiau papildomos plokštės gali sutelkti įtampą jau silpnoje vietoje. Jos gali sulaikyti drėgmę ir paslėpti tikrąją po apačia esančio metalo būklę. 2005 metais remonto metu darytoje nuotraukoje matyti, kaip iš laivagalio ertmių, kur buvo privirintos plokštės, teka vanduo. 2007 metų balandį buvo aptikti nuotėkiai, tačiau nei jų priežastis, nei tiksli vieta nebuvo nustatyta. Dideli darbai su naujomis papildomomis plokštėmis ir abiejose išorinio transo pusėse atliktas remontas buvo užfiksuoti 2005 metų lapkritį ir vėl 2007 metų lapkritį. Būdama žuvų galvas ir vidurius apdorojančių laivų flotilės dalimi, Alaska Ranger turėjo svarbią išimtį. Daugiau nei 60 šio laivyno laivų buvo atleisti nuo JAV pakrančių apsaugos patikros iki 2006 metų, kai buvo įvestas alternatyvaus atitikties ir saugos susitarimas. Ši programa siekia prilyginti senesnius laivus dabartiniams jų klasės laivams taikomiems reikalavimams.
2007 m. kovo mėnesį Pakrančių apsauga išleido naujas gaires komerciniams žvejybos laivams, suskirstydama juos į 3 kategorijas – žvejybos laivus, žuvies transportavimo laivus ir žuvies perdirbimo laivus. Naujosiose gairėse buvo reikalaujama atnaujinto atitikties ir sertifikavimo. 2008 m. sausį Pakrančių apsauga pranešė, kad tik 7 laivai visiškai atitiko reikalavimus. Sietlo pakrančių apsaugos biuras vykdė žuvų galvas ir vidurius apdorojančių laivų programą ir tik vienas inspektorius atliko daugumą patikrinimų, todėl Pakrančių apsauga nežinojo daugumos laivų būklės. 2008 m. vasario pabaigoje jie išdavė 30 dienų bendrą pratęsimą pareiškėjams, kurie neįvykdė reikalavimų ir paprašė savininkų pranešti apie visus nebaigtus darbus. Alaska Ranger įrašuose matyti planuota techninė priežiūra, kad laivas atitiktų galiojančius standartus ir bendravimas su inspektoriumi. Tačiau vis dar kilo klausimų dėl galinių balastinių cisternų būklės, kurios nebuvo galima tinkamai apžiūrėti nei iš vidaus, nei iš išorės. 2007 m. lapkritį Alaska Ranger, Alaska Duras ir Alaska Warrior buvo iškelti į sausąjį doką Yamanishi Shipyard Japonijoje remontui, gamyklos modifikacijoms ir Pakrančių apsaugos sausojo doko ir vidinės konstrukcijos patikroms. Jūrų pareigūnas, tikrinęs galinę kairėje balastinę talpą Rangeryje, sakė, kad prieiga buvo prasta. Jis tai pavadino labirintu, o apžiūros angos buvo tokios mažos, kad viskas, ką jis galėjo padaryti, tai pašviesti pro jas žibintuvėliu ir patikrinti, ar nėra akivaizdžių irimo požymių. Išorinėme laivagalio skyde, kur buvo pridėtos metalinės plokštės, susidarė ertmė tarp originalaus korpuso metalo ir naujųjų plokščių. Žvejybos kompanija Aljaska sumontavo išorinį laivagalio skydą, kad apsaugotų laivagalį nuo tralavimo įrangos pažeidimų. Tačiau jis nebuvo skirtas vidiniai apžiūrai ar apsaugai nuo korozijos. Laivų statykla padengė vairo skyriaus vidinius paviršius ir pritvirtino aukojamuosius anodus prie atvirų korpuso vietų, tačiau rėmai ir kai kurios plokštės tarp išorinio laivagalio ir po juo esančio korpuso liko neapsaugoti. Laivą Alaska Ranger apžiūrėjo 2 pakrančių apsaugos inspektoriai iš Sietlo ir 2 dirbantys Japonijoje. Jie naudojo ultragarsinį korpuso matavimą metalo storiui nustatyti, tačiau neturėjo duomenų apie pradinį plokštės storį palyginimui, todėl vidutiniškai apskaičiavo storį pagal gautus rodmenis. Jie nematavo galinio nusidėvėjimo plokščių ir vidinių galinių tuštumų plokščių, taip pat nei vidinių, nei išorinių galinės rampos plokščių, nors brėžiniai rodė, kad vidinės galinės plokštės buvo prieinamos iš galinių balastinių bakų. Patikros reikalavimai reikalavo matuoti priekinės ir galinės bakų vidinių sričių storį, tačiau vyriausiasis inspektorius sakė, kad nėra reikalo matuoti galinės dalies, nes ten yra nusidėvėjimo plokštė. Jis praleido tos vietos, kuri buvo sunkiausiai prieinama ir kurioje buvo susikaupę daugiausia priežiūros darbų – patikrą. Galinėje dalyje buvo ir kitų remontų. Priežiūros žurnaluose buvo užfiksuoti kiti papildomi lakštai, surūdijusios suvirinimo siūlės ir pagrindinio rėmo įtrūkimai. Centrinė pertvara, kuris skiria dešinį ir kairį balastinius bakus, nuolat buvo minima ataskaitose ir 2008 m. kovą ji vis dar buvo įmonės darbų sąraše. Esu turėjęs keletą mažų jachtų apžiūrų ir inspektoriai buvo išmanantys bei kruopštūs. Tačiau visada yra riba, kurią jie nubrėžia. Jie negali išpjauti neprieinamų liukų erdvių, todėl daro viską, kad pateiktų pagrįstą įvertinimą. 2008 m. kovo 21 penktadienį Alaska Ranger įplaukė į Dutch Harborą su 45 įgulos nariais ir 2 žuvininkystės stebėtojais. Pietų kryptimi judantis ledas nustumė laivą nuo Yellowfin Sol žvejybos vietų, todėl reisas sutrumpinamas. Uoste įgula pakeičia dugninės tralos įrangą į pelaginę tralo įrangą, kad galėtų žvejoti skumbrės. Jie pasipildo kuro ir papildomai apsirūpina atsargomis, tačiau norėdami sutaupyti laiko neiškrauna žuvies sugautos nuo kovo 19 iki 22. Laive dirba įgula iš 3 organizacijų, kas yra įprasta tokiems žvejybiniams laivams. Žvejybos kompanija Aljaska tiekia 40 įgulos narių, tarp jų 2 denio karininkus, 3 mechanikos karininkus, 2 virėjus, 1 stuardą ir 32 gamyklos darbininkus. 5 įgulos nariai yra Japonijos piliečiai dirbantys North Pacific Resources, JAV Anu Fisheries padalinyje.
kuris turi išskirtinę sutartį supirkti visą žvejybos kompanijos Aliaska laimikį. Jų žvejybos meistrai yra laive, kad užtikrintų, jog būtų gaudomos tinkamos rūšys. Jie daro didelę įtaką operacijoms, dažnai sukeldami konfliktus tarp JAV ir Japonijos įgulos žvejybos kompanijos Aliaska laivuose. Demiklos įgulos dirba pamainomis. 3 komandos dirba po 12 valandų, po to turi 6 valandas poilsio. 2 grupės visada budinčios, kol gamykla veikia visą parą. Sąlygos yra atšiaurios, o patirtis svyruoja nuo daugelio metų iki vos kelių dienų. Vienas gamyklos darbininkas prisijungė prie komandos Dutch Harbor prieš pat išplaukiant. Esu plaukiojęs audringu oru, ne šiame regione, bet nenorėčiau dirbti tokiame žvejybos laive kaip šis. Man patiktų manyti, kad su plaukiojimu susitvarkyčiau, bet negaliu įsivaizduoti, kad visą dieną dirbčiau po deniu ir žarnuočiau žuvis. Tai žiaurus darbas. Kai kurie fabrikų darbininkai taip pat dirba botsmanais arba denio darbininkais. Žvejybos metu jie dirba denyje, o prireikus fabrike. Japonų vyriausiasis inžinierius prižiūri šaldymo, hidraulikos ir fabriko sistemas. Kiti japonų technikai padeda žvejyboje ir priežiūros darbuose. Sezonas trunka nuo sausio 20-osios iki spalio, o tikslinės žuvų rūšys keičiasi visus metus. Jūros ledas paprastai susidaro Šiaurės Beringo jūroje vėlai, lapkritį, kai jūros vandens temperatūra pasiekia apie -1,7 laipsnio Celsijaus ir laikosi iki maždaug birželio. Jūros vanduo užšąla prie -1,8 laipsnio Celsijaus. Žvejybos kompanijos Aliaska operacijų vadovas mano, kad laivo korpusas yra priskirtas ledo klasiai, nes jo sustiprintas plienas yra virš ir po vandens linija. Todėl jie plaukioja tais sezonais, kai laivas susidurs su jūros ledu. Žvejybos kompanija Aliaska tuo metu valdė 7 Aliaskos laivus. Patriot, Spirit, Pioneer, Warrior, Victory, Duris ir Ranger. 65 metų kapitonas Jakobsonas turi kelias licencijas. Jis dirba žvejybos kompanijoje Aliaska nuo 1985 metų. Jis buvo 4 žvejybos kompanijos Aliaska laivų kapitono padėjėjas, o 2008 metų kovą tapo Alaska Ranger kapitonu. Kapitono padėjėjas Silveira yra 50 metų amžiaus ir taip pat turi kapitono licenciją. Jis dirbo kapitonu arba kapitono padėjėju visuose 7 žvejybos kompanijos Aliaska laivuose. Jis prisijungė prie Alaska Ranger kaip kapitono padėjėjas 2008 metų kovą. Nuo 2007 metų 65 metų vyriausiasis mechanikas Cookas dirbo laivuose Aliaska Patriot ir Aliaska Victory. 2008 metų sausį jis perėjo į Alaska Ranger ir prižiūri 2 pagalbinius mechanikus pamainomis. Žuvininkystės meistras Konosanas nuo 2005 metai plaukiojo Alaska Ranger, kaip Japonijos kompanijos ANUO atstovas. 2 NOAA stebėtojai įlipo į laivą nuo kovo 4 iki 19 dienos, kad stebėtų operacijas ir rinktų laimikio duomenis, kurie naudojami daugiau nei 40 JAV žvejybos sričių valdymui. Alaska Ranger turi 55 gelbėjimosi kostiumus su švyturėliais, 3 20 žmonių pripučiamas gelbėjimo plaustus su švyturėliais ir įperp, kuris yra avarinis švyturys, perduodantis buvimo vietą gelbėtojams iš bet kurios pasaulio vietos. Mėnesiniai saugos pratybos daugiausia orientuotos į susirinkimą ir išgyvenimo kostiumų užsidėjimą. Avarinė komanda kitus mokymus atlieka rečiau. Laivo palikimas, gaisro gesinimas, žmogaus iš vandens gelbėjimas, vandens pašalinimas arba avarinių pažeidimų likvidavimas, pagalbos signalų siuntimas ir neveikiančių signalizacijų pranešimas. Avarinę komandą sudaro gamyklos vadovas, gamyklos pamainos viršininkas, 3 gamyklos darbuotojai, denio darbininkas ir botsmanas. Kapitonas, šturmanas ir 1 pagalbinis mechanikas taip pat turi laivo gyvybingumo užtikrinimo arba saugos kvalifikacijas. Nėra atskiro saugos biudžeto ar rašytos mokymo programos, tačiau pakrantės apsaugos inspektoriai teigia, kad Fishing Company Alaska įgulos yra profesionalios ir bendradarbiauja saugos klausimais. Ir vienas inspektorius sako, kad Fishing Company Alaska visada rodo rūpestį saugą. Pramoginėje buriavimo veikloje saugos mokymai dažnai yra pasirenkami. Daugelyje pasaulio vietų galite nusipirkti valtį ir pradėti plaukioti, neturėdami jokių oficialių kvalifikacijų ar saugos mokymų. Komercinėme sektoriuje sauga yra reguliuojama. Trumpai po vidurdienio šeštadienį, 2008 metų kovo 22 dieną, Alaska Ranger išplaukė iš Dutch Harbor į Patrol Bank, maždaug už 500 jūrmylių į vakarus, žvejoti skumbrės.
12:36 val. Vėjas pučia iš šiaurės vakarų, jo greitis 15 mazgų, o gūsiai siekia iki 27 mazgų. Matomumas yra apie 1,75 jūrmylių lengvai pustant sniegui. Oro temperatūra yra apie -4 laipsnius Celsijaus, o vandens temperatūra tarp 0 ir 2 laipsnių Celsijaus. Nacionalinės orų tarnybos prognozė rodo blogėjančias oro sąlygas. Įspėjama apie audrą ir apšąlančius purslus. Vėjas stiprės iki 40 mazgų, gūsiai sieks iki 55 mazgų, bangų aukštis iki 4 metrų, daugiau sniego ir stiprus apšąlantys purslai nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio 23 dienos. Žvejybos bendrovės Aljaska operacijų vadovas sako, kad kelionė iki Patrol Bank užtrunka apie 2,5 dienos. Įgula paprastai ilsisi kelionės metu ir žiūri filmus, kai nemiega. 19 val. Naktinis mechanikas pakeičia dieninį mechaniką, o šturmanas kapitoną Deniją. Maždaug 2 val. Ryto, sekmadienį kovo 23 dieną, šturmanas budi, o kelionė praėjo be jokių įvykių. Jis priema palydovinį skambutį iš šturmano laive Alaska Spirit, kuris yra maždaug už 100 jūrmylių už jų ir taip pat plaukia link Patrol Bank. Jie kalbasi apie 25 minutes, nepaminėdami jokių rūpesčių. Kaip ir buvo prognozuota, oras pablogėjo. Vidutinės bangos siekia apie 2,5 metro, o kartais pasitaiko ir iki 5 metrų bangų. Po Denių situacija nėra rami. 2 val. Nakties, maždaug tuo pačiu metu, kai vyriausiasis padėjėjas priima skambutį iš Alaska Spirit, naktinis mechanikas pamato signalą apie aukštą vandens lygį vairo patalpoje ir eina patikrinti. Norėdamas patekti į vairo patalpą, jis turi pereiti per mašinų skyrių, tada per pagalbinių mechanizmų skyrių ir galiausiai į vairo patalpą laivo gale. Jis atidaro vandeniui neleidžias duris į pagalbinių mechanizmų skyrių ir pamato vandens sieną plūstančią vidun. Vairo patalpa yra už pagalbinių mechanizmų skyriaus, o rampos patalpa yra virš vairo patalpos. Nėra aišku, ar vanduo teka iš rampos patalpos ar iš vairo patalpos. Jis uždaro duris ir plaktuku užveržia sklendes, kol tarpikliai nustoja leisti vandenį. Jis paskambina į vairinę iš hidraulikos patalpos, praneša apie didelį užliejimą ir liepia šturmanui įjungti bendrąjį pavojaus signalą. Tada jis paskambina vyriausiajam mechanikui. 0230 šturmanas įjungia pavojaus signalą ir dauguma įgulos narių susirenka vairinėje, o avarinė komanda pradeda likviduoti avariją. Naktinis mechanikas pradeda įjungti sentinių ir balastinius siurblius, kad išsiurbtų vandenį iš vairo patalpos, pagalbinės mašinų patalpos ir mašinų skyriaus. Tada jis eina į rampos patalpą. Laivo gale, fabriko Denyje, abi vandeniui nepralaidžios durys į rampos patalpą yra atidarytos. Ten vandens beveik iki kelių. Avarinė komanda atneša nešiojamą avarinį siurblį iš dirbtuvių. Tačiau prieš jiems spėjant paleisti siurblį, naktinis mechanikas ir japonų vyriausiasis mechanikas liepia jiems susirinkti tiltelio patalpoje ir ruoštis palikti laivą. Du mechanikai eina į rampos patalpą, kuri nuolat užliejama, ir bando surasti užliejimo šaltinį. Jie girdi, kaip trašta transformatoriai, kai vanduo pasiekia elektros skydus. Mechanikai uždaro vienas iš 2 rampos patalpos vandeniui nepralaidžių durų ir dar vienas duris tarp dirbtuvių ir kopėčių šachtos, kad išvengtų elektros smūgio pavojaus. Japonų vyriausiasis mechanikas atsistaito žuvų meistrui, kuris kelis kartus siunčia jį ir japonų techniką atgal į mašinų skyrių patikrinti potvynio lygio. Jie mato, kaip vanduo greitai kyla mašinų skyriaus sentinoje, nors pertvarų liukai yra sandariai uždaryti. 0236 val. Laivo galas arba užpakalinė dalis jau žemai vandenyje, bet dar nėra panirusi. Randžerio šturmanas vėl kviečia Alaska Spirit ir ramiai sako: važiuokite čia. Į vairo patalpą veržiasi vanduo. Jis paprašo Spirit šturmano susisiekti su pakrančių apsauga, žvejybos kompanijos Aliaskos biuru Dutch Harbor ir bet kuriuo kitu laivyno laivu, kurį tik gali pasiekti. Spirit šturmanas kelis kartus skambina per palydovinį telefoną. Alaska Ranger yra daugiau nei 100 jūrmylių į vakarus nuo Dutch Harbor ir daugiau nei 50 jūrmylių nuo artimiausios žemės. Spirit yra beveik 100 jūrmylių užnugaryje, tačiau Alaska Warrior yra arčiau, 35 jūrmylių atstumu tuo pačiu maršrutu kaip ir Ranger. 0242 val. Spirit susisiekia su Warrior dėl situacijos ir Warrior pajuda link Ranger 10 mazgų greičiu, tai maždaug 3,5 valandos kelio.
02:46 val. Alaska Ranger išsiunčia pirmąjį pagalbos šauksmą Mayday, o pakrančių apsaugos stotis Kodiake iškart atsako. Įgula pateikia tikslės savo koordinates ir lieka eteryje, kol 02:54 val. Pakrančių apsauga perduoda bylą gelbėjimo koordinavimo centrui Džunjojuje. Jie liepia įgulai rankiniu būdu įjungti savo EPRB, kuris yra jų avarinis švyturys. 02:58 val. Pakrančių apsauga pradeda 5 minučių patikrinimus, o vadovavimo centras pakelia 2 orlaivius ir nukreipia pakrančių apsaugos katerį Monroe su savo HH-65 Dolphin sraigtasparniu. Laive Ranger dauguma įgulos narių susirenka tiltelio patalpoje ir apsivelka avarinius kostiumus, o avarinė komanda imasi avarijos likvidavimo. Suskaičiuoti žmonės nėra lengva, kai ant gelbėjimosi kostiumų mūvimos storos pirštinės, o surinkimo sąrašas pasenęs, tačiau gamybos vadovas vis tiek suskaičiuoja visus. Dėl triukšmo ir dūmų kapitonas perkelia susirinkimą į atvirą denį, o vyriausiasis virėjas paeiliui įleidžia mažas grupeles į vidų sušilti. Laivo galas vis labiau grimsta į vandenį, kol bangos pradeda plauti per laivą galį ir nuplauna tinklus bei įrangą nuo denio. Dieninis mechanikas išgirsta, kaip vyriausiasis mechanikas praneša apie prarastą vairą ir kad reikia palikti laivą. 03:10 beveik po valandos nuo pirmųjų problemos ženklų tiltelis praneša pakrančių apsaugai, kad jie prarado vairą. Pagrindiniam varikliui vis dar veikiant, naktinis mechanikas ir kapitonas eina įvertinti užtvindimo variklių skyriuje. Kapitonas nenori likti be eigos. Laivo elektros tiekimas nutrūksta maždaug 03:30. Įsijungia avarinis apšvietimas ir pagrindiniai varikliai toliau veikia, tačiau laivas pradeda judėti atbuline eiga savo jėgomis. Kai nutrūksta elektros tiekimas, reguliuojamo žingsnio sraigto mentės grįžta į natūralią neigiamo žingsnio padėtį ir pakeičia laivo judėjimo kryptį. Bangos pakyla beveik iki 8 metrų, o laivas staigiai ir stipriai pasvyra į dešinį bortą ir ši padėtis vis blogėja. Kapitonas ir naktinis mechanikas apsivelka savo kostiumus, o 04:02 Alaska Ranger praneša pakrantės apsaugai, kad netrukus paliks laivą. Lėktuvas C-130 pakyla iš Kodiako, esančio beveik už 700 jūrmylių, o sraigtasparnis MH-60 Jayhawk pakyla iš Šventogo Pauliaus, maždaug už 200 jūrmylių. Pakrantės apsaugos skuteris Monroe plaukia 30 mazgų greičiu iš maždaug 110 jūrmylių atstumo su savo HH-65 sraigtasparniu, kurį paleis, kai tik priartės prie reikiamo nuotolio. Kiekviename sraigtasparnyje yra pilotas, antrasis pilotas, skrydžio mechanikas ir gelbėtojas plaukikas. Alaska Warrior yra arčiau nei Monroe ir tikimasi, kad atplauks pirmoji. Dešinysis pasvirimas vis gilėja, todėl įgula nuleidžia 3 gelbėjimo plaustus. Tačiau kadangi laivas juda atbulomis, gelbėjimo plaustai nuplaukia į priekį, pro laivo priekį. Vyriausiasis virėjas suplėšo savo hidrokostiumo pirštinių delnus, bandydamas pritraukti gelbėjimo plaustą prie laivo. 04:16 tiltelis praneša pakrančių apsaugai, kad įgula liks laive. Jų gelbėjimo plaustai prarasti. Laivui judant atbulomis per laivagalį į vidų veržiasi dar daugiau vandens, o tai dar labiau paaštrina jų problemas. Praėjus mažiau nei 10 minučių, 2 žmonės iškrenta už borto, kai dešiniojo borto pasvirimas pasiekia 45 laipsnius. Oro temperatūra yra apie -9 laipsnius Celsijaus, pučia 26 mazgų vėjas ir sninga stipriai. Dėl vėjo juntamoji temperatūra nukrenta iki -30 laipsnių Celsijaus. Jūra beveik užšąla, o bangos siekia iki 8 metrų aukščio. 04:23 žmonės pradeda šokinėti į vandenį, po 7 minučių į radio ryšio zoną patenka Jayhawk sraigtasparnis iš St. Paulo. Kapitonas prie vairo praneša apie 45 laipsnių pasvirimą. Apsivertimas neišvengiamas, o laive liko tik 7 įgulos nariai. Vandenyje yra 40 žmonių. Jayhawk užmezga ryšį su Alaska Warrior, esančiu maždaug 11 jūrmylių į rytus ir artėjančiu, tačiau dar valanda kelio. Kai Jayhawk atvyksta 5 minutės po 5, beveik po 3 valandų nuo incidento pradžios, jis neranda laivo. Alaska Ranger nuskendo 1800 metrų gylyje. Sraigtasparnis skrenda link ryškių švyturėlių, kuriuos jie palaiko gelbėjimosi plaustais.
tačiau randa dešimtis mažesnių švyturėlių nuo žmonių jų išgyvenimo kostiumuose. Jie užmezga ryšį su gelbėjimosi plaustu per nešiojamą DJF radio stotį. Kai kurie Ranger įgulos nariai saugiai pateko į gelbėjimosi plaustą ir jiems viskas gerai, todėl sraigtasparnis pirmiausia gelbsti žmones vandenyje. Gelbėtojas naras nusileidžia į vandenį ir jie kartu pakelia 2 žmones, tada 6, po to dar vieną porą, tada dar 3. Iš viso 13 išgyvenusiųjų, kas yra maksimali jų talpa. Kadangi gelbėjimo laivo vietoje nėra, jie pasiima gelbėtoją plaukiką ir nuskraido prie Alaska Warrior, kad nuleistų išgyvenusius. 06:04 valandą jie pastebi, kad karys neturi saugios atviros denio vietos, todėl nukreipia sraigtasparnį prie katerio Monroe, kuris yra toliau, bet vis dar pasiekiamas. Monroe 05:55 valandą pakelia savo Dolphin sraigtasparnį, palikdama skrydžių denį laisvą. Tačiau denis skirtas mažesniam HH-65, o ne didesniam HH-60. 06:20 viršuje pasirodo HC-130 paieškos ir gelbėjimo lėktuvas ir pradeda skaičiuoti švyturėlius. Jis koordinuoja sraigtasparnius ir nukreipia Warrior prie gelbėjimo plaustų. 06:33 mažesnis Dolphin sraigtasparnis nuleidžia savo gelbėtoją į vandenį, po vieną iškelia 3 išgyvenusius, pasiema gelbėtoją ir persikelia prie kitos grupės. Grupė pamojavo jiems link kitos poros, kuriems reikia skubesnės pagalbos. Gelbėtojas randa dieninį inžinierių, padedantį nereaguojančiam įgulos nariui. Jis pradeda dėti nereaguojantį vyrą į gelbėjimo krepšį, tačiau dėl sunkių oro sąlygų, prasto matomumo ir skubos dėl mažo kuro kiekio, skrydžio mechanikas pradeda kelti dar ne visiškai įdėjus auką į krepšį. Kai krepšys pasiekia sraigtasparnį, auka vis dar kabo pusiau išlindusi iš krepšio. Vanduo jo kostiume reiškia, kad jis per sunkus, kad būtų galima įtraukti į kabiną. Kai mechanikas atsisuka ieškoti ašmenų, kad perpjautų ir išleistų vandenį iš kostiumo, vyras paslysta ir nukrenta daugiau nei iš 12 metrų atgal į jūrą. Gelbėtojai plaukikai jau buvo nuplaukę apie 65 metrus link dieninio inžinieriaus, kad paruoštų jį paėmimui, ir bangose nebegali rasti nukritusio įgulos nario. Vandenyje labai lengva pamesti kitą žmogų iš akių. Būna akimirkų, kai kelias minutes nematai valties, nes esi bangos dugne arba viršūnėje ir judate nesinchroniškai. 6:44 valandą Jayhawk pasiekia katerį Monroe ir po vieną nuleidžia 12 išgyvenusiųjų ant denio. Jie nuvedami į valgyklą pirminiam būklės įvertinimui. Jayhawk per radiją praneša apie 13 išgelbėtųjų, tačiau denio įgula suskaičiuoja 12. Šis neatitikimas neperduodamas paieškos ir gelbėjimo koordinatoriams Monroe valdymo centre. Kadangi HH-60 negali nusileisti ant mažos Monroe sraigtasparnių aikštelės, iškovę išgyvenusius, įgula pasiruošia degalų papildymui ore. Jie pakelia kuro žarną su specialiu adapteriu keltuvu į viršų. Skrydžio mechanikas prijungia ją, kad pradėtų tekėti kuras, o po papildymo žarną nuleidžia atgal žemyn. Kai pakrančių apsaugos laivas priartėja prie paieškos zonos, jis perima vadovavimą vietoje iš Juno gelbėjimo koordinavimo centro. Mažesnis Delfin sraigtasparnis, vis dar esantis įvykio vietoje, jam taip pat senka degalai. Jis numeta mažą gelbėjimo plaustą prie 3 išgyvenusiųjų, palieka savo gelbėtoją plaukiką su žmonėmis vandenyje ir grįžta į Monroe. 7:26 valandą atvyksta Alaska Warrior. Aukos gelbėjimo plauste negali įlipti į gelbėjimo kopėčias dėl audringos jūros, todėl Warrior panaudoja savo kraną ir kėlimo apraišą, kad pakeltų visus 10 žmonių į laivą ir išgelbėtų juos. Didesnis Jayho sraigtasparnis sutrumpina savo degalų papildymą, kad Monroe galėtų priartėti prie Delfino sraigtasparnio, kuriam kritiškai trūksta degalų. Jayho sraigtasparnis turi pakankamai degalų gelbėjimo operacijai tęsti. Delfinas nusileidžia ant Monroe su 5 išgyvenusiaisiais. Jayho atvyksta į įvykio vietą apie 08:00, o Warrior ištraukia antrą gelbėjimosi plaustą su dar 12 išgyvenusiųjų. Jayho paima dar 4 žmonės, pasiima Delfino gelbėtoją plaukiką, be sąmonės esantį nukentėjusįjį ir tada patvirtina, kad visi 3 gelbėjimosi plaustai yra tušti. Jie išleidžia žymeklio plūdurą, kad stebėtų dreifą ir pajuda link Monroe. 09:07 valandos Jayho atvyksta su 4 išgyvenusiaisiais. Jis nuleidžia išgyvenusius ir abu gelbėtojus plaukikus į Monroe, tačiau kapitono padėjėjas nereaguoja ir jo atgaivinti nepavyksta. 09:55 Delfinas vėl pakyla su savo gelbėtojų plaukiku.
Warrior ištraukė 3 nereaguojančius aukas – kapitoną, vyriausiąjį mechaniką ir įgulos narį, kuris iškrito iš sraigtasparnio. Nė vienas neišgyvena. 10-12 valandų gelbėjimo centro duomenimis laive Monroe yra 22 išgyvenusieji. Pridėjus Warrior 25 iš viso suskaičiuojami 47 įgulos nariai ir pakrančio apsaugos vadovybė nutraukė paiešką. 11:00 val. Dolphin yra atšaukiamas į Monroe, o Jayhawk išvyksta į St. Paulą. Monroe ir Warrior kartu plaukia link Dutch Harbor. 12:15 dienos gelbėjimo koordinavimo centras supranta, kad trūksta vieno žmogaus, sulyginę išgyvenusiųjų vardus iš Monroe ir Alaska Warrior. Japonų žuvininkystės meistras nerastas, o Monroe iš tikrųjų turi 21 išgyvenusįjį, o ne 22. Jie nedelsdami atnaujina paiešką su Monroe, kitu Hercules HC-130 ir Dolphin HH-60. Alaska Spirit, Alaska Victory ir Alaska Durus vėliau atvyksta padėti paieškai, o Alaska Warrior toliau juda link Dutch Harbor. Pakrančių apsauga nutraukia paiešką kitą naktį, pirmadienį kovo 24 d. 21:12 val. Tačiau žvejybos kompanijos Alaska laivai lieka vietoje ir tęsia savo paiešką. Iš viso 42 iš 47 įgulos narių buvo išgelbėti, patyrę įvairaus laipsnio hipotermiją. 4 buvo rasti mirę – kapitonas, vyriausiasis padėjėjas, vyriausiasis mechanikas ir fabriko darbininkas. Žuvų meistras niekada nebuvo rastas ir laikomas mirusiu. Kadangi laivas ilsėjosi dienas 1830 metrų gylyje, NTSB ir pakrančių apsaugos tyrėjai rėmėsi liudijimais, techninės priežiūros įrašais ir įmonės dokumentais, kad sudėliotų įvykių eigą. Tiek NTSB, tiek pakrančių apsauga teigia, kad tiksli užtvindimo vieta laivo gale greičiausiai niekada nebus žinoma, tačiau liudijimai ir priežiūros istorija leido susidaryti išsamų vaizdą. Po to, kai vanduo pirmą kartą pateko į vairo mechanizmo skyrių, įgula pranešė pakrančių apsaugai, kad jie prarado vairavimą ir tikriausiai vairą. Jei vairo vėlenas iškristų, liktų maždaug 22 cm pločio skylė, kuri yra užrakinimo žiedo vidinis skersmuo vairo šachtos viršuje. 22 cm skylė galėtų užtvindyti vairo mechanizmo skyrių per mažiau nei 5 minutes, jei vairalazdė būtų laisva ir velenas būtų iškritęs. O tai atitinka naktinio inžinieriaus pasakojimą apie išgirstą signalą ir pamatytą vandens sieną. Tačiau vairo praradimas buvo tik susidėvėjusio laivagalio simptomas, o ne viena konkreti priežastis. 80-oji pataisa atgrasė nuo senų gamyklinių tralerių keitimo, leisdamas pasenusiems laivams ir toliau sunkiai dirbti Beringo jūroje, stumiant nusidėvėjusius korpusus už jų galimybių ribų. Pridėjus ankstesnės patikros išimtis, tai sukūrė dar vieną skylę šveicariško sūrio modelyje, kurią buvo galima užtaisyti dar prieš keletą metų. Tačiau patikros išimtys nereiškia, kad laivas niekada nebuvo tikrinamas. Alaska Ranger per savo gyvavimo laikotarpį buvo tikrintas ir apžiūrėtas ne kartą. Jūrų taryba sutiko, kad potvynis prasidėjo vairo mechanizmo patalpoje arba šalia jos, tačiau jie teigia, kad mažai tikėtina, jog vairas buvo prarastas, nes jis būtų atsilaisvinęs palaipsniui per kelias valandas ar dienas, sukeldamas triukšmą ir vibraciją, kuriuos įprastų patikrinimų metu turėjo pastebėti. Niekas nepranešė girdėjęs traškėjimo, daužimo ar smūgių garsų, taip pat nejautė vibracijos ar vairo problemų prieš prasidedant potvyniui. Abi tyrimo grupės tiksliai nenustatė potvynio pradžios taško, tačiau pakrančių apsaugos analizė parodė, kad kai kurios pertvaros ir deniai nebuvo sandarūs, todėl vanduo galėjo palaipsniui plisti iš vieno skyriaus į kitą. Alaska Ranger būtų išlikęs, jei potvynis būtų buvęs apribotas vairavimo patalpoje. Net užliejus rampos patalpą, generatorinę, galinę mašinų patalpą, koridorių ir dirbtuves, laivas vis tiek galėjo išlikti ant vandens. Tačiau kai vanduo pasiekė variklių skyrių ir viršijo siurblių pajėgumą, laivo netektis buvo neišvengiama. Tyrėjai padarė išvadą, kad laipsniškas užliejimas per laivagalį sukėlė nuskendimą. Tačiau nacionalinė transporto saugos valdyba pridūrė, kad nekontroliuojamas laivo judėjimas atgal prisidėjo prie žuvusiųjų skaičiaus. Valdomos žingsnio sraigto sistemos atbulinės eigos gedimas lėmė, kad praradus elektrinę hidraulinę galią, laivas pradėjo judėti atgal arba atbulomis. Pakrančių apsaugos tarnyba pažymėjo, kad vienintelis būdas užkirsti kelią laivo judėjimui atgal, praradus hidraulinį slėgį, buvo išjungti pagrindinius variklius.
Vairinė turėjo nuotolinio avarinio variklių išjungimo sistemą, kuri buvo išbandyta 2008 m. sausį kartu su ankstesniuoju kapitonu ir naktiniu mechaniku. Tačiau dabartinis kapitonas ir šturmanas tame bandyme nedalyvavo. Jie prie laivo prisijungė tik tarp sausio ir kovo mėnesių. Nepaisant to bandymo, abu mechanikai vėliau liudijo, kad manė, jog tik variklių skyriaus įgula gali sustabdyti variklius. Kai laivas pradėjo judėti atbuline eiga skęstant, kapitonas buvo užkluptas netikėtai. Tuo metu patekti į variklių skyrių jau buvo nesaugu, todėl nuotolinis išjungimas buvo vienintelė galimybė. Tačiau atrodo, kad niekas laive jų nesuprato ar nepasitikėjo. Nebuvo jokių perspėjimų ar rašytinių procedūrų, paaiškinančių, kad laivas gali staiga pradėti judėti atbuline eiga, jei nutrūktų elektros tiekimas. Taip pat nebuvo nurodymų, kaip tokiu atveju elgtis. NTSB nustatė, kad laivas nebūtų pradėjęs judėti atbuline eiga, jei jo reguliuojamo žingsnio sraigtai vis dar būtų turėję originalinius mechaninius hidraulinius siurblius. Pagrindinių variklių sulėtinimas arba išjungimas būtų sustabdęs judėjimą atbuline eiga, tikriausiai sulėtinęs vandens veržimąsi ir išlaikęs gelbėjimosi plaustus pasiekiamoje vietoje. NTSB ataskaitoje buvo paminėta ir keletas kitų dalykų. Įgulos nariai kartais miegodavo arba vartodavo alkoholį darbo metu, nepaisant žvejybos bendrovės Alaska nulinės tolerancijos politikos. Toksikologinė ataskaita apie žuvusį kapitoną, šturmaną ir vyriausiąjį mechaniką parodė, kad jie buvo blaivūs, tačiau išgyvenusieji nebuvo patikrinti. 2006 metų laivo apžiūros metu Alaska Ranger buvo įvertintas maždaug $5,5 milijono, o pakeitimo kaina siekia apie $15 milijonų. Jokie laivo iškėlimo darbai ar nuotolinė nuolaužos apžiūra niekada nebuvo atlikti. 2016 metais Alaska Dura nuskendo dėl prasto vandenių nelaidumo, kuris leido užlieti variklio skyrių. Iki 2017 metų pradžios žvejybos bendrovė Alaska užsidarė ir pardavė likusį turtą. Norėdami pamatyti kitą nelaimę, dabar spustelėkite vaizdo įrašą ekrane.